Viduramžiais buvo įprasta viską spręsti jėga. Prievartą šalino ir sulaikė, tik dar didesnė prievarta nuolat vyko grumtynės. Valstybės politiką valdovai suprato ir tvarkė tik kaip asmeninius reikalus, vadovavosi valstybės, o dinastijos interesais. Ne išimtis ir LDK. Kunigaikščių kova dėl valdžios sėkmingai pasinaudojo kryžiuočiai. Po Algirdo mirties valdovo sostą užėmė sūnus Jogaila. Kęstutis su tuo sutiko ir pripažino sūnėną didžiuoju kunigaikščiu. Tikėjosi, kad šis klausys jo patarimų ir tęs žūtbūtinę kovą su kryžiuočiais, tačiau Jogaila troško būti vienvaldis. Jis taip pat suprato karo su kryžiuočių ordinu beprasmiškumą, todėl ėmė galvoti apie taikos derybas ir krikštą. Siekdamas sustiprinti savo padėtį, Jogaila 1380 metais pasirašė slaptą sutartį su kryžiuočiais. Pasižadėjo nerimti Kęstučio, jei ordinas pultų jo valdomas žemes. Tai sužinojęs Kęstutis užėmė Vilnių ir paskelbė didžiuoju kunigaikščiu. Bet kryžiuočiai Jogailai padėjo susigrąžinti sostą. Kęstutis ir jo sūnus Vytautas buvo suimti. Nepraėjus savaitei, Krėvos pilyje įkalintas Kęstutis rastas negyvas, nežinia nužudytas ar pats nusižudęs. Panašios lemties galėjo sulaukti ir Vytautas, tačiau žmonos ir tarnaitės padedamas ištrūko į laisvę ir prisiglaudė pas kryžiuočius. Čia buvo pakrikštytas Vygantu. 1382 metais Jogaila už pagalbą užrašė kryžiuočių ordinui Žemaitiją iki Dubyzos upės, pasižadėjo krikštytis, remti ordino žygius. Tačiau sutarties nepatvirtino LDK valdovo antspaudu, tai yra nevykdė įsipareigojimų. Kryžiuočiai pasitelkę į pagalbą Vytautą pradėjo vis smarkiau puldinėti Lietuvą. Sudėtinga padėtis ir gausėjančias Vytauto šalininkų gretos vertė Jogailą derėtis su pusbroliu. Vytautas sutiko grįžti į Lietuvą ir pripažinti Jogailą didžiuoju kunigaikščiu. Tačiau mainais norėjo atgauti Kęstučio valdytas žemes. Jogaila 1384 metais iš ordino pabėgusiam Vytautui atidavė visas žemes, išskyrus Trakus, pažadėjęs juos grąžinti vėliau. Tuo metu Jogailai netikėtai atsirado galimybė tapti ir kaimyninės Lenkijos karaliumi. Ar jums patinka mano kuriamas turinys? Ar norėtumėte paremti mano kūrybą? Tokiu atveju apsilankykite mano Contribui puslapyje. Čia galėsite rasti papildomo turinio. Šiuo metu jau yra kelti 2 video. Nuorodą į Contribui galite rasti aprašyme, o dabar grįžkime į video. Mirusio Lenkijos karaliaus sostą paveldėjo karalaitė Jadvyga. Ji jau buvo sužadėta su Austrijos kunigaikščiu. Šito nenorintis Lenkų ponai Jadvygos ranka ir Lenkijos karaliaus karūną pasiūlė Jogailai. Abi šios sandorio pusės turėjo savo interesų. LDK buvo užvaldžiusi turtingas Voluinės ir Podolės žemes, į kurias jau seniai pretendavo ir Lenkija. Neįstengdami užgrobti jėga, Lenkų ponai tikėjosi jas gauti vedybomis. O Jogaila pylėsi Lenkų padedamas išlaikyti viešpatavimą LDK slavų žemėse. Ir vieni, ir kiti siekė įgyti sąjungininką kovai su bendru priešu – ordinu. Tapo aišku, kad laimėti prieš jį vien karinėmis priemonėmis sunku. Grėsmę galėjo sumažinti Lietuvos krikštas. Beliko pasirinkti, iš ko jį priimti. Su kryžiuočių ordinu Lietuva kariavo ir jo globos nenorėjo. Priimti stačiatikybę iš Maskvos kunigaikštystės atsisakyta, baiminantis, kad padidės jos įtaka LDK. Be to, stačiatikius katalikai laikė blogais krikščionimis. Patraukliausias ir saugiausias Jogailai pasirodė trečiasis kelias – krikštas ir karaliaus karūna iš Lenkijos. Lenkų ir lietuvių derybas vainikavo 1385 metų rugpjūčio 14 dieną pasirašyta Krėvos sutartis. Jogaila pažadėjo drauge su broliais ir bajorais priimti katalikų tikėjimą, grąžinti Lenkijos prarastas žemes, paleisti Lenkų belaisvius, o LDK žemes prišlieti prie Lenkijos. Buvusiam Jadvygos sužadėtiniui Jogaila atlygino pinigais. Istorikai teigia, jog Krėvos sutartis yra tik Jogailos Lenkams suteiktas priešvedybinių pasižadėjimų rinkinys. Todėl šio dokumento sakinys, kalbantis apie Lietuvos prišliejimą prie Lenkijos, liko tik pažadu. 35 metų Jogaila Krokuvoje buvo pakrikštytas Vladislovu, vedė 12-metę karalaitę Jadvygą ir buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi. LDK ir Lenkijos karalystės sostai atiteko vienam asmeniui, sudaryta personalinė unija. Viduramžiais valdovo krikštas reiškia ir valstybės krikštą.
Todėl 1387 m. pradžioje Jogailai atvykus į Lietuvą surinktas krašto be Žemaitijos krikštimas. Krikšto proga Jogaila paskelbė 3 privilegijas. Steigiamos Vilniaus vyskupystės vyskupui davė dalį Vilniaus miesto, kelis valsčius, dvarus. Valdovas atsisakė tose žemėse esančių turtų, pajamų iš valstiečių, jų atliekamos karo tarnybos. Žeme aprūpintos ir steigiamos bažnyčios. Bajorai katalikai gavo nuosavybės teisę į tėvonijas, galėjo tvarkytis jose savo nuožiūrą. Tačiau privilegija nepanaikino į karo prievolės, natūrinių ir piniginių mokesčių valdovui. Vilniui buvo suteikta Magdeburgo teisė, miestiečiai gavo savivaldą, atskirą nuo bajorų teismą, tačiau nebuvo atleisti nuo mokesčių karo tarnybos. Šios privilegijos paspartino dvasininkų, bajorų ir miestiečių luomų formavimąsi. Svarbiausias Jogailos nuopelnas – Lietuvos krikštas. Šaliai tapus katalikiška, ordinas neteko moralinio pagrindo kariauti su lietuviais. Drauge su katalikybė Lietuvoje ėmė plisti krikščioniška vakarų Europos kultūra. Karalius Jogaila tapo Jogailaičių dinastijos 15–16 amžiui valdžiusios didžiąją Europos dalį pradininku. Taigi, su jumis buvau ir vėl aš, Spagetis. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti mygtukų, apsilankykite mano Contribui puslapyje ir iki kito karto. Viso!